Sveiki visi, ketvirtadienis, 4 val. Popiet, jau balandžio visiškai vidurys, 17 diena ir 249 apžvalga iš eilės. Ta apžvalga vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. Na, įdomumai rinkoje tęsiasi, Trumpas nestabdo, toliau naujienų gausėja ir, na, ko gero, kad ir visa vasara nusimato pakankamai įdomi. Tai iš tikrųjų, kas vyksta, tai Viksas baimės indeksas išlieka pakankamai aukštas, 31 punktas. Svyravimai tiesa sumažėjo, gerokai susitraukė, bet nerimo rinkose vis dar yra ir ko gero, kad mes tai vis dar matysime. Bet ir tam tikros stabilizacijos. Tai jeigu buvo prieš savaitę dvi tokios betodairiško kritimo, kur iš tiesų atrodė, kad jau viskas žemė prasivėrė ir krisime tik tai žemyn, tai dabar po truputį viskas stabilizuojasi, investuotojai panašu bando gyventi toje aplinkoje, kurią mes turime. Vyksta labai daug politinių žaidimų, kurie turbūt užgožia visas investicinės naujienas ir politika yra dabar numeris vienas, kas labiausiai traukia akį. Tai jeigu pasižiūrėtume sankcijų, ta prasme, ką šiandien Bloombergas pateikė savo tinklalapyje pirmame puslapyje, tai visų pirma vis daugėja žinių apie tai, nu, žinių pamastymų, sakykime taip, arba analizių apie tai, kad iš tiesų visi šie įvykiai skatina Europą, Azijos netgi valstybės atsigręžti daugiau į Kiniją, nes po Trumpo tarifų JAV prognozuojamumas ir kaip sąjungininkės buvimas, jis niekur nedingo, veiksmų kažkokių baisių nebuvo atlikta, buvo pagrasinta muitais jie atidėti, bet Kinai netrodo tokie nebeprognozuojami kaip Junktinės Amerikos valstijos ir ko gero Kinai tai bando išnaudoti šį laikotarpį ir susirasti daugiau sąjungininkų, tame tarpe tarp šalių, kurios gal ir ne visai patikliai žiūrėjo į Kinus. Tai nusimato iš tikrųjų labai daug gudraus geopolitikos žaidimo, kur jėgų persiskirstimas arba, sakykime, dėmesio fokusavimas bus labai labai įdomus artimiausius kelias mėnesius. Na ir kitas dalykas, tai yra šiandien vyksta susitikimai aukšto lygio Paryžiuje tarp Ukrainos, Junktinių Amerikos valstijų ir Europos pasiuntinių. Kalbasi apie ugnies nutraukimą karo zonoje, apie galimus variantus. Atsiranda vis daugiau straipsnių apie tai, kad gal Rusijai sankcijas reikėtų nukelti, jeigu vis tik tai ugnis būtų nutraukta. Na, daug tokio, kaip sako, wishful thinking arba noro, kad viskas baigtųsi ir toliau gyventume, kaip gyvename, bet vargu bau, ar tai gali nutikti artimiausių metų. Tai ganėtinai nustebintų, kad po jau 3 metų gryno karo su labai žiauriom pasiekmėm, ypatingai paskutinių dienų, nes taip staiga pamatytume, kad viskas pukšt ir dingo kažkur tai. Tai va čia įdomu bus matyti. Kas dar? Šios dienos turbūt vienas svarbesnių naujienų, tai Europos centrinis bankas vėl sumažino bazinę palūkanų normą 25 baziniais procentais, punktais, tai yra arba 0,25 procentinio punkto, tai yra ketvirčių procentinio punkto. Dabartinė bazinė palūkanų norma siekia 2,25%. Indikacija buvo dar prieš savaitę, dvi, kad ir sekantį mėnesį vykstančiame susirinkime taip pat dar bus mažinamas bazinė palūkanų norma. Ir tai šiek tiek pristabdė euro kilimą dolerio atžvilgiu, nes šiandien buvo gerokai pajudėta link virš $1.13, tai yra aukščiausias taškas per paskutinius 3 metus. Na ir palūkanų be abejo mažinimas, jisai mažina kursą šiek tiek, tai Europai tai yra bendrai paėmus į naudą, nes stiprus labai euras jisai pradėtų kenkti eksportuojančiom valstybėm, stambiom valstybėm, kurios eksportuoja už eurozonos ribų. Lietuvai, kaip ir jau daug kartų kalbėjom, tas stiprus euras nėra tai blogai, tiesiogiai žiūrint, nes mes eksportuojam viską į eurozoną arba į Lenkiją.
Netiesioginis poveikis be abejo, jeigu nesiseka Vokietijai, Prancūzijai ar apskritai Europos didžiosioms šalims, netiesioginis poveikis atidunda iki mūsų. Tai vėlgi tas toks susibalansavimas, jisai geras dalykas yra, sakyčiau, ir juda link to. Beje, labai įdomu, po Europos centrinio banko sprendimo greičiausiai Donaldas Trumpas pabudo ir pirmas jo rytinis parašymas į socialinius tinklus buvo toksai, kad pažiūrėkit, kaip Europa mažina palūkanų normas ir ponas Pavelas iš JAV centrinio banko turėtų taip pat judėti sparčiau ir daryti spartesnius veiksmus, nes jisai vėluoja, šiandien išsireiškia, kad nekompetitingas ir taip toliau, nes visą laiką daro viską per vėlai. Tai, na, iš tikrųjų, tas palūkanų mažinimas yra reakcija, kaip aiškinama, į Trumpo politiką, baiminantis ekonominio sulėtėjimo, bandoma paskatinti ekonomiką. Bet šiaip žiūrint iš šalies, tai yra tikrai turbūt teisingas sprendimas, tuo labiau, kad greitesnis mažinimas palūkanų jisai gali gražinti Europą į augimą, nes dabar tie augimai yra gerokai per maži. Tai šitoj vietoj plus kitas dalykas, tai yra priežastys, dėl ko buvo iššokusi infliacija, jos išnyko. Tai priežastys buvo brangi energetika. Tai dabar tos brangios energetikos mes neturime ir tos priežastys yra visiškai pasitraukus, infliacija sumažėjus, na tikrai palūkanos galėtų būti mažinamos. Aišku, jau dabar, kai prietėm prie 2%, tai turbūt laikoma tokiu sveiku lygiu. Galbūt tikriausiai eisime žemiau 2%, bet bus matyti, kaip viso šitoje vietoje tvarkysis. Tačiau Lietuvai, Lietuvos namų ūkiams tai yra puikiai žinia, nes toliau mažėja palūkanos, Euriboras leidžiasi ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad lietuviai iš tikrųjų turės daugiau pinigų šiais metais kišenėse, negu turėjo prieš tai. Tuo labiau, kad ir atlyginimai auga vidutiniškai, ko net dviženkliais skaičiais. Tai visai kol kas nebloga aplinka tokioje visoje audroje, kurią mes patirime jau, nežinau, kilintą savaitę, turbūt nuo sausio 20, kai buvo inauguruotas Trumpas, prasidėjo visi šie amerikietiški kalneliai. Kas dar? Iš įdomesnių naujienų, tai kovo mėnesio duomenys atskleidė, kad Jungtinėse Amerikos valstijose krito naujų namų leidimų išdavimas, žemiau 1,3 milijono naujų namų statybos leidimų išdavimas ir tai yra žemiausias skaičius per paskutinius 4 mėnesius. Beje, vasarį buvo tikrai rimtas šoktelėjimas į priekį, suteikiantis vilčių. Klausimas, ar čia kovo mėnuo jau sureagavo į Trumpo tarifų ir visas tas audras, ar čia yra, sakykime, na, tiesiog kažkoks tai mėnesinis svyravimas, bus matyti ateityje. Bet jeigu žmonės pradeda stabdyti statybą savo, tai būtų Junktinėms Amerikos valstybėms tikrai didžiulis įspėjimas, kad na, netiki visuomenė tom politika su muitais ir bando saugotis, ribodami savo išlaidas. Tai paprastai tai seka su ekonominiu sąstingiu, tokie dalykai. Iš įdomesnių faktų, Turkijos centrinis bankas rėžia visiškai netikėtą žinią. Mums turkai galbūt nėra labai tiek aktualūs investicinė aplinka, nors tai yra viena didesnių šalių, galima sakyti, Europoje, Stambulas vis tiek yra Europos dalis. Tai padidino palūkanas bazinės, jeigu mes čia kalbam, ar čia Europa ten 2,5 ar 2,5 palūkanos, tai čia darome kažkokias išvadas iš to. Tai Turkija šiandien padidino palūkanas 3,5 procentinio punkto iki 46%. Tai va čia matome, kiek kainuoja politikų populizmas, kai yra leidžiama laikyti labai žemas palūkanas, ypatingai prieš rinkimus. Vėliau, nors ir infliacija šokdina, šauna per viršų, palūkanos nedidinamos, įvyksta rinkimai, na ir pasileidžiama plaukus, pradidamos palūkanos žvėriškais tempais. Turkija yra viena didžiausias palūkanas taikančių valstybių. Na, aišku, ir infliacija pas juos šiuo metu yra 38%, tai jie nelabai turi ir pasirinkimo. Na, bet kokiu atveju yra problemų su, kaip pasakyti, su turkais, nes turint tokias palūkanas ir tokią infliaciją, kalbėti apie kažkokią tai paskolų rinką, ten būsto rinką, na, faktiškai viskas tada vyksta grinais pinigais.
ekonomika stoja, tikrai neišnaudoja to potencialo, nes neturi kreditų. Nes su 40 procentų, nu, tai patys suprantam, kokie tai turėtų būti pinigų pokyčiai, kaip praktiškai ko ne per pusę nuvertėja pinigai, nu, trečdalį nuvertėja pinigai kiekvienais metais, o palūkanos yra tokios aukštos, tai tokias sumokėti palūkanas, tai faktiškai per 2 metus sumokė visą būsto paskolą dar kartą. Tai tikrai ten yra tų rimtų problemų. Kalbant apie kitus dalykus, tos tradicinius, apie ką šnekame, tai va, matome euras kaip sustiprėjo po Trumpo viražų. Praktiškai, jeigu balansavom ties vienetų, tai dabar turime aukščiausią tašką šiais metais. 1,13 buvo, testavo 1,14 dolerio už 1 eurą. Na ir panašu, kad šiame lygyje mes galime ir išlikti ilgėliau. Tas pasitikėjimas Europoje, jisai didėja, tas matosi ir ant tų pačių investicijų Europoje, nes investicijos išlieka teigiamas šiais metais, per paskutinius 12 mėnesių. Naftos kaina stabilizavosi, kai paskutinės savaitės buvo žemiau 65 dolerių, dabar juda link 70-67 doleriai. Priežastys yra kelios, tai Junktinės Amerikos valstijos nori labiau spausti Iraną. Tai apribojant Irano naftos pardavimus, tai pačiai Kinijai bandant uždrausti tai daryti. Tai rūpinamasi dėl tiekimo sutrikimų. Na ir OPECas, kuris žadėjo, kad nuo balandžio mėnesio pradės reikšmingai didinti naftos gavybą, pradeda po truputį dreifuoti, matydamas stipriai kritusią kainą. Tai vėlgi gali būti, kad tai neįvyks, kas buvo žadėta ir tai dėl to kaina po truputį juda atgal. Bet kokiu atveju tai yra vienas žemiausių taškų per paskutinius metus. Tai nafta yra žemumos. Dujos irgi stabilizavosi apie 35 eurus už megavatą. Priežastys vėlgi kelios, koreliacija su nafta šiek tiek yra. Kitas dalykas yra baigėsi šildymo sezonas Europoje, pradedama pildyti saugyklos ir šiandien dienai dujų užpildymas saugyklose tesiekia 35 procentus. Galioja taisyklė, kad iki naujo šildymo sezono lapkričio mėnesį turi būti saugyklos užpildytos 90 procentų Europoje. Tie reikalavimai buvo įvesti būtent po 22 metų viražo, kai iš tikrųjų Europa papuolė į spąstus su tuščiom saugyklom ir karu Ukrainoje. Bet šiais metais atsirado signalų, kad tas reikalavimas bus mažinamas iki 80 procentų, tai reiškia, kad lengviau būtų vasaros metu pildyti, sakykime, dujų saugyklas ir tiesiog tuo pačiu pasiunčiama žinutė pasaulyje, kad žiūrėkit, nesipinigaukit ir nekelkit čia labai tų kainų, nes galbūt mes mažiau šiek tiek pirksim. Tai kaina iš tikrųjų išlieka žema, tokia pati, kaip buvo praėjusių metų vasaros pradžioje, tai yra gegužė, birželio mėnuo. Tuo metu, sakykime, kaina buvo lygiai tokia pati, tai kažkokių išskirtinumų nėra. Geros žinios, elektra dėl to iš tikrųjų išliks pigi, energetika išliks pakankamai patraukliuose lygiuose. Na, o elektra, kadangi pradėjo šviesti saulė ir dar vėjas pučia, tai iš vis gali būti matyti ir mažesnius kainų lygius negu praėjusiais metais. Ir dujos be abejo tam padeda irgi. Na ir S&P 500, kaip sakau, šiek tiek stabilizavosi ties 5300 punktų. Praeitą savaitę buvo bandymų prasmukti pro žemiau 5000 punktų, bet ta buy and dip strategija, ko gero, kad suveikia, vis daug investuotojų labai šoka apyvartos įsivirštų. Vos priartėjus prie 5000, reiškia, žmonės perka akcijas. Tik priminsiu, kad toks pats lygis praktiškai buvo praėjusių metų taip pat vasaros pradžioje, tai birželio mėnesį tie 5000 punktų. Tai vėlgi žiūrint į šį grafiką, na tikrai tas nemalonus viražas su Trumpo tarifais ir tas neapibrieštumas, bet kad mes čia kažkur labai baisiai būtume nukritę, nu, tai nenukritom, tiesą pasakius. Tai kai tuo tarpu įmonės yra sustiprėjusios, bus matyti, kaip tas muitų karas vystysis. Kažkodėl tai
Yra toks tikėjimas, kad tas muitų karas ilgai nesitęs, nes tai yra tokia tikrai patinė situacija. Tuo labiau vilčių šiek tiek suteikia, kai amerikiečiai tikriausiai kažkaip įtikino Trumpą ir patys įrodė, kad situacija su elektronikos prekėmi yra tragiška, jeigu muitai bus 145 procentai, nes ten koks nors iPhone'as kainuos po 3,5 tūkstančio dolerių ir daugiau. Tai muitai buvo atšaukti būtent elektroninėms prekiams, paliekant standartinį 20 procentų, 20 procentų tarifą, kuris galiojo iki tol. Tai, tai matosi, kad tai nėra akmeniai iškalta ir dideli tarifai yra linkę būti atšaukti. Tai matysime, kur čia yra, bet akivaizdu, kad ties 5 tūkstančiais yra labai stiprus palaikymo taškas, į kurį pramušti reikia tikrai blogų naujienų, kad galėtume judėti žemiau. Tai ko gero, kad tą pamatyti bus ganėtinai sunku. Kas dar? Vario kaina taip pat stabilizavosi ties 4,60 dolerių už svarą, svorio vienetą. Po, sakykime, balandžio pradžioje buvusio kritimo. Tai dabar esame tam tikroje medianai, kuris, žiūrint į metus laiko, grinai per grafiko vidurį. Na ir auksas, aukso kaina po nedidelės pertraukos taip pat šovė į viršų. Vėl nauji rekordai, 3300 dolerių už unciją. Tai rizikos po truputį didėja, investuotojai, kaip sakoma, ieško to saugaus užutėkio, bet jeigu mažės palūkanos, infliacija nematysim didelių viražų ir galbūt bus atšaukti tarifai, tokios investicijos prie tokios aukcijų kainos, iš tiesų atrodo spekuliatyviai ir rizikingai. Kas liečia fondus, fonduose taip pat stabilizavimosi ženklai, tai žemos rizikos fondai atlaikė visą šitą audrą labai puikiai, jokių praktiškai kritimų mes čia nematome ir neturime. Vidutinės rizikos fondai be abejo pakirsti yra akcijų kainų kritimo, tai pagrindiniai fondai nukrito žemiau nulio, netgi per 12 mėnesių fiksuoja 7-6 procentus kritimą. Ir aukštos rizikos fondai iš tiesų atrodo ženkliai geriau negu praėjusią savaitę. Tai jeigu praeitą savaitę BNP Paribas JAV fondas buvo -13 netgi pasiekęs, tai dabar turi -8. Na ir europiniai fondai, iš tiesų demonstruoja tam tikrą atsvarą visiškai, matosi, kaip veikia diversifikacija. Tai per 12 mėnesių tiek Vygos centrinės Europos, tiek besivystančios Europos Avarono fondas yra vis dar pliuse ir tas pliusas yra reikšmingas, tai yra 16 ir 18 procentų per 12 mėnesių. Na, o kiti fondai, kurie yra susiję su Azija, iš tiesų grįžta į teigiamą pusę. Na ir jeigu taip žiūrint grinai į lentelę, pavyzdžiui, negalvojant apie tai, kokios naujienos buvo, kas čia buvo paskutiniu metu, netrodytų tie pokyčiai kažkokie tai labai baisus ir tragiški. Sutikime, kad netgi Jungtinių valstijų fondas su -8 per 12 mėnesių, atsižvelgiant į tai, kad praėjusiais metais ko ne 50% kyla, tai tas pokytis nėra kažkoks tragiškas. Tai tiek iš manęs. Tas susitikimas bus balandžio jau 24 diena, praktiškai balandžio pabaiga, arba jau gerokai įpusėjus antrą pusę. Tradiciškai 16 val. Ir tai bus jau 250 apžvalga iš eilės. Tai ačiū, kurie klausėsi, kas klausėsi gyvai, laikas klausimams.